Приветчик. Здорово. Короче, sveiki visi, bestuliai čia, jum gyvai iš Volveko, iš mašinos, mūsų daily drive'o. Tai va, pradėsim savo vlogų karjerą. Bandom, jo. Galvoju, gal kaip pirmą temą įkalti kokį nuvažiuoti iki mašinų, žinai, esam šito, tipo, žinai. Kad jos visas išbarstytas po Vilnių. Tai tame ir yra įdomumas. Vilnius City Tour, for the cars. Tai va, bus video iš drifto evento, kurį mes jau filmavom anksčiau, bet ten toks vlogas nelabai išėjo, ten mes kalbėjom visą laiką taip. Jo, neaiškiai. Padangos. Jo. Tai pradėsim nuo šito vlogo. Paskui gal vėliau tą įkelsim kaip nors. Tai pagal viską, manau, turėtų visai neblogai išeiti viskas. Kurva, važinėja, blėt, su priešrūkiniam lempom. Vydaras, blėt. Negerai. Akino čia man. Nu. Taip sakiniai. Zėdu žodžiu. Kurioj vietoj mūsų mašina stovi? Nesakysiu. Sakyk, kuriam miesto gale? Kitam. Vapšė kitam. Tai va, karočią, važiuojam mašino apžiūrėti. Ką mes ten turim gerą? Jum parodysim tas mašinas biškį. Biškį padarysim mini apžvalgas jų. Ką planuojam su jom daryti. Ir į kurias mašinas planuojam investuoti. Tai, ką žinau, kiek tu dabar mašinų turi? Plius minimis 5. 5. Ir manau daugės, jeigu mes vloginsim, nes galvojam tiesiog pirksim kokias senas mašinas, vapšė papigiai ir tiesiog žiūrėsim, kiek jos atlaiko, nežinau, offroado, smėlio, žemių, miško, smūgių į medžius kokius. Tiesiog... Kiek atlaikys mūsų... Jo, mūsų pasivažinėjimų. Tai tiesiog paleisim savo megstinių liniją, turim aфиgeną dizainerį. Jisai tiesiog bus megstinių, bestuliai tema ir visa kita, tiesiog. Ir mes už tos pinigus, už kurios gausim, už tos džemperius, mes už tos pinigus tvarkysim iš pradžių, manau, BMW. Dar grąžinsim skolas už kai kurias mašinas. Vienu žodžiu, sutvarkysim BMW. Per daug neišsiplėsim. Ir tada manau, kad galvojam nusipirkti mašiną. Pirksim, parduosim. Daužysim. Linksminsime. Jo, lakstysim. Svarbiausia pasilinksminti ir tik. Kai fūros numeriai, eik tu, NBA, eik tu savo, aфиgenčiuk, eik tu savo. Norėčiau tokių numerių, norėčiau tokių numerių ant mašinos, būtų aфиgenai. Gražiai įpiliau tiek, ne? Kaip bachūrai tikri. Nupurta. Opa. Kiekvieną lašą reikia taupyti. Nes tiesiog biudžetas toks, šaibas taupom. Va čia yra tikra linksmybė.
Va čia yra daiktas. Čia krekždė. Visi lipdukai, viskas čia normaliai. Ruošk rogės, va, drift, Norbė films. Paklausykim, kaip užsiveda mažulė. Sustokinė duslė. O, gražiai skamba. Tai va, važiuojam pasivažinėt. Achuienas mašiniukas. Tik tai reikia biškį apdalas turkyti jo iš vidaus. Čia viską reikia išimti, jeigu drift karas bus. Nu jo, nu bent jau kol kas nežinom, bet galvojam kažką daryti kaip drifto projektuką. Nu arba jeigu neturėsim šaibų ant tokio dalyko, tai turbūt bus koks nors paprasčiausias daily drive'as, su kurio galima linksmai pasivažinėti kokiuose parkinguose. Karočią, atgal sėdom į daily drive'ą ir važiuojam iki Opelio, ne? Tai iki Opelio, Audinės. Iki Opelio, iki Audinės. Ten dvi mašinos stovi, ne? Tai va, važiuojam iki tų dviejų mašinyčių. Padarysim irgi apžvalgėlę. Tokį peržiūrėsim. Kas šiaip ten, kaip, kas, kodėl. Jurgio mašinėlė. Slalomo mašina. Užvest nepavyks, bet padarysim jum peržiūrą jos tiesiog kas viduj. Tai kiek čia 110 kW? 110 kW. Lenktyniniai krėslai. Momo vairas. Patogus, tikrai patogus. Jeigu kas su lenktynėm sieja, tai manau, vienas iš patogiausių vairų, kuriuos esu bandęs. Čia turėtų būti 4 durų ir 5 sėdimų vietų 4, bet galinės sėdynės viskas išimta dėl svorio. Viską išėmė dėl svorio, paliko tik, nu va, priekį. Čia biški šviesom įjungti padarė, kad būtų paprasčiau. Posūkiai, aišku, čia labai trukdantis yra ir tolimos. Manau, iš posūkių kažką reikės, galvoju, daryti panašaus kaip čia. Ir visa kita, kad nebūtų taip, nu, nekliudytų rankų, nes kai imi rankom vairą per slalomą ant greičio, tai visą laiką nukali posūkiai, rodai posūkius ir visi galvoja, kas tu per durnelis. Tai vienu žodžiu, šiaip va, viduj labai fainai viskas čia. Nu, krėslai biški tokie nėra labai ypatingi, bet užtenka pradžiai. Taip, toliau. Su šitą mašiną Jurgis atstovauja Vyro auto klubą N40. Nu, tai karočią. Audi A6 Quattro. Ką dar čia? Tada į 2,5 traktorius. Traktorius. Ratai kinietiški, karočią. Poch, jo. Atrodo neblogai. Vienu žodžiu. Dabar praėjom 3 mašinas, su 4 važiuojam. Ir dabar važiuojam iki 5 mašinas, tai yra mūsų vasaros daily drive'as.
Nu, su juo tiek daug prisiminimų mes turėjom. Pizda. Pasiratis. Passatas. GT. Koža, roža, все такое. Nu. 2 litrai. Su dujom. Aišku, su dujom, nes mes nemanau, kad turim daug pinigų kūrui. Neturime pinigų visi. Iš vis, bandysim tuos džemperius pardavinėti, kad dar galėtumėm kažkiek padaryti linksmesnių video. Tai va, karočią, Jurgio paskutinė mašinytė. Tai Passatas. Biški daužtas. Su randais. Jo, su randais. Čia realiai va, atrodo taip normaliai, bet paskui pasitrauki čia. Nu ir kažkaip nelabai normaliai čia. Jo, tai biški... Atsipoliruos buvo. Jo. Vienu žodžiu, ką čia padarei, papasakok mum biški. Nu, karočią, kažkaip mėgėjas buvau su priekiniais padriftint. Tai ant posūkių ko gero nučiažiau tiesiai ant bordiūro. Ir į atitvarą. Tu savo spilėt, nahui. Ir išeina, kad atitvaras atsirado čia. Nu jo, nelinksma. Iš pradžių tai išvis buvo palindęs su kapotu po mašiną, tai biški liko tokios žymės, kur atlenktas kapotas buvo. Irgi randai. Jo, randai, visur randai parūdyje tokie. O kažkokie pydarai dar sugebėjo nuleisti mums padangą. Jo. Nes čia ilgai jau nestovint. Padangą nuleido, bet o jie perkirto ar ką padarė? Nežinau. Dar net nesiaiškinu iki galo. Nu vienu žodžiu, bet šiaip Passat GT, tamsintos lempos galinės, viduj salone turim kožą, kažkas išlupo magnetolą, šiaip tai viskas čia labai normaliai žiūri gera mašina. Toks, žinai, saugus rajonas, ten praduria padangas, lupa magnetolą. Jo, žiūri, fainai. Tai va, tiem, kas gyvena Fabijoniškėse, tai davai, hebra, nelyskit prie šito Passato, nes tiesiog mes nenorim. Tai, blėt, jau kiek randūna. Nu, nesinori jau daugiau tvarkyt, karočią. Davai, pataupykit mum pinigus, hebra. Čia šiaip mašina, va, Passat klubo narys. Tai va tokia paskutinė mašinėlė, kurią irgi sutvarkė, bandysim parduoti. Nu, jeigu ne greitai, tai aš ją kaip pirmą mašiną vairuosiu, nes man dar 18 nėra. Aš teisių kol kas neturiu. Tai va, tokios yra mašinėlės vestulių. Tai tiesiog, ką žinau, tvarkysim jas, parduosim. Ir manau, pirmas dalykas, ką bandysim susitvarkyti, tai bus BMW-kas. Krekštynas. Padaryti kokį nors gal paskui projektą iš jo, kokį gerą. Nes labai linksmai su jo važiuoja šiaip jau. Šiaip jau. Jo, tai... Šiaip linksmai važiuoja, žinai. Tai va, parduodam Passatą, Audinę ir tikimės, kad turėsim pakankamai pinigų kitiem projektukam. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Vestuliai, vesvidulį, dulį. Davai. Arba.